Taigi, padarome trumpą apžvalgą apie automobilio diagnostiką. Mažas daikčiukas. Jungiasi prie telefono, planšetės, Android, Apple, iOS įrenginių. Yra programėlė. Atsidarom ją. Kaip matote, aš pats specialiai ją pirkausi, tai priprogramuot bateriją naują. Tai yra akumuliatorių pririšti vadinama. Galima DPF-us, maintenance resetus daryti, naudoti kaip profesionalią įrangą klaidų nuskaitimam ar specialiom funkcijom, APB resetai ir panašiai. Tai ką, jungiuos ir trumpai paaiškinsiu, kaip kas kur vyksta. Taigi, kaip matot, pasijungiame prie OBD, einam į profesionalią diagnostiką. Kiekvienam automobiliui reikalingi atskiri paketai, tai realiai turėtumėt susisiųsti jų ganėtinai nemažai. Bet einam, kadangi BMW jau turiu, prisijungiam. Modelis, automatinė identifikacija, aišku, darom, kad nereiktų pačiam vedžiotis modeliu. Atpažįsta, kad E91 BMW, kaip ir MKM7 variklis, viskas tvarkoj, einam ir tada Health Reportą. Tai aišku truks nemažai laiko, todėl susitiksim, kai praskanuos. Taigi skanavimas eina į pabaigą, turim 100% ir turim, oho, kiek klaidų. Galime peržvelgti kiekvieno klaidų kodą. Čia matosi, jo, matyti viskas yra buvę dėl to, kad akumuliatorius kažkada buvo išsikrovęs. Galime patekti į kiekvieną sistemą ir atskirai viską pasižiūrėti. Arba tiesiog trinam klaidas ir žiūrim, kas lieka. Diagnostika kiekvienam automobiliui, ta prasme, bendras health reportas, tas vadinamas patikrinimas, trunka įvairiai. Nuo kelių minučių iki 15 priklauso kiek kokių modulių yra pridėta. Matot, klaidų trinimas irgi trunka nemažai. Tad, va, matom, baigė. Patikrinam. Ir matom, kad yra likusios tik tais kelios klaidos.